parašė autorius dar gyvas. Tiek mes įsiaiškinom. Lietuvių romanas. Baltie, jūsų variantas. Neturit. 3 atsakymai iš salės. Prašau. Kas? Raudonasis Marius. Koks tai personažas? Avyžiaus romano kokio? Sodybų tuštėjimo metas. Raudonasis Marius. Fantastika, salė. Laimi šį prizą, tai yra svetainės baldų komplektą. Iš firmos Relianos baldai. Eilinį kartą, atrodo antrą kartą iš eilės, iškeliauja iš mūsų žaidimo šis toks komplektas iš šios firmos. Raudonasis Marius, Avyžius, Jonas Avyžius, sodybų tuštėjimo metas, tikroji pavardė tai yra Marius Nemunis. Vienas iš pagrindinių šio romano herojų ir filmas taip pat pastatytas, jį vadino kolegos labiau priešai Raudonųjų Marių. Girdėjot tokį? Girdėjot, jūs taip pat matot, svarbiausia ne tik žinoti, bet ir tą stalčiuką su informacija laiku atitraukti. Ir tai padarė mūsų superfinalo laimėtojai. Labas vakaras, sveikinu nuoširdžiai. Gal susipažinti? Gabrielė. Gabrielio pavardė? Savickaitė. Savickaitė, taip? Gal? Iš Kauno. Jau tu žinai viską, reikia prisistatyti ir... Kelintą kartą čia salėje žaidime? Trečia. Trečia? Ar ką nors jau esi laimėjęs? Ne. Ar dabar sutinki, kad tokia patarlė kažkokia labai retai pasitaiko, bet trečias kartas nevėluoja? Kaip tėvas sakė. O dabar jau turbūt ir tikiesi, kad taip ir bus. Gal ir tikiesi. Taigi, štai mūsų žaidimo nugalėtoja yra Gabrielė Savickaitė iš Kauno. Laimėjo puikų baldų komplektą iš Relianos baldų salono. Šis Gabrielė, dabar šis prizas yra tavo. Nušluosti. Tiesa, Gabrielė, kiek tau metų? Man 12 metų. 12-metė Gabrielė nušluostamos šiandieną mūsų žaidėjams. Kuriems ir taip labai sekėsi, dėjėjams nepasiskys superfinale. Raudonasis Marius. Ir automobilis šešpaltiškai. Gerai, manau, kad ne paskutinį kartą matomės. Ir norėčiau padovanoti laimėjusiai porą. Štai po 5 loterijos bilietų. Žaisti į sveikatą galbūt čia yra tie keli bilietai laimingi, kurie lems, kad kiti dabar žinoma taip pat pasimatys. Tomai, Virginija, jūs puikiai žaidėt, tai šiek tiek nepasisekė, bet manau nesigilėt. Galvojat, kad bus baisiau? Jo, tai viskas gerai. Labai Tomas nekalbus kaip Tomas Ridžeri. Gerai. Sveikiname Gabrielę, sveikiname Ramūną, Laimą, Tomą ir Virginiją dar kartelį. Užjaučiam visus, kuriems šiandien nepasisekė jau pusfinalėje, bet manau, kad pralaimėjusių nėra. Kiekvienas, kuris patenka į mūsų žaidimą, jau turi kišenėje 150 litų ir kuo toliau, tuo tik daugiau. Taip, kad žaiskim ir visiems bus tik geriau. O 15 000 litų dėje keliauja ir kitame mūsų žaidime, Superbankė, štai čia gulės. Jau po 17,5 tūkstančių litų kiekviename sektoriuje iš viso. Kiek? 70 000 litų. Galbūt kitame žaidime kažkas laimės pagrindinį super prizą. Na, o dabar dėkoju visiems, kurie buvo su mumis prie televizijos ekranų. Atsisveikinu iki kito penktadienio. Sėkmės jums. Ate! Šeštadienį eteryje Keno loto žaidimas ir 12 451 tiražas. Labas vakaras, mielieji. Savaitgalis tęsiasi. Puikia proga pailsėti, patingėti, papramogauti ar padirbėti. Keno loto žaidimas ne tik smagi pramoga, bet ir malonus darbas. Nes čia svarbiausia užduotis – nusipirkti bilietą, išsirinkti skaičius arba pasirinkti poilsio dieną bimbam variantą ir laukti geriausių kamuoliukų. Kamuoliukus ridensime jau po akimirkos ir dar kartą vakare. 22:30, kuomet prie Keno loto prisijungs ir jėgos žaidimas. Beje, tiražo numeris
numeris bus pažymėtas 3 7. Išbandykite savo sėkmę. O dabar, brangieji, ir jums linkiu kuo didžiausios sėkmės. Geriausi kamuoliukai pradeda riedėti. 11. 1. 2. 13. 15. 4. 34. 23. 50. 3. Dar kiek pat išrieda. 10. 49. 31. 44. 17. 41. 56. 32. 14. Ir 52. Sveikinimai laimėtojams, smagaus vakaro ir iki pasimatymo 22 val. 30 minučių. Vilniaus kelių policijos skyriaus ir pasienio pareigūnai surengė bendrą reidą. Vieni gaudė girtus vairuotojus, kiti nelegalus. Kėdainių rajone įvyko mirtina sunkvežimio kaktomuša su lengvuoju automobiliu. Girtas vagis sudaužė pagrobtą automobilį. Į iškvietimą skubantis policijos ekipažas pateko į avariją. Apie 12:35 min. Pranešta, jog čia įvyko avarija, susidūrė vilkikas ir mikroautobusas. Penktadienio vakarą ir šeštadienio naktį Vilniaus kelių policijos skyriaus ir pasienio pareigūnai surengė bendrą reidą. Vieni gaudė girtus vairuotojus, kiti nelegalus. Apie 9 val. Drujos gatvėje sustabdytas išnuomotas Bolt Drive automobilis Audi. Patikrinus vairuotoją nuotoliniu matuokliu, užsidegė raudona prietaiso lemputė. Tuomet vyrui teko pūsti į tikslesnį alkotesterį. Šis parodė daugiau nei pusę promilės. Be to paaiškėjo, kad vairuotojas neturi teisės vairuoti. Mašiną nuotoliniu būdu vyrui išnuomojo draugė. Jis buvo nušalintas nuo vairavimo ir su draugais nužygiavo pėsčiomis naktinėmis Vilniaus gatvėmis. Ten pat sustabdytas Toyota Yaris, pažymėtas lipduku su žaliu klevo lapu. Jį vairavęs jaunas ukrainietis iš pradžių melavo, kad paliko vairuotojo pažymėjimą namie. Vėliau prisipažino, kad teisių jis neturi, nes dar tik mokosi vairuoti. Kadangi įkliuvo vairuodamas be teisių, jaunuolis turės ne tik sumokėti baudą, bet ir kurį laiką negalės važinėti net su instruktoriumi. Tuo metu pasieniečiai dirbo pasiraitoję rankovės. Pirmasis įkliuvo pavėžėjas tadžikas. Jis neturėjo leidimo dirbti pavėžėjų. Maironio gatvėje sustabdytas pavėžėjas iš Azerbaidžano, Lietuvoje esantis nelegaliai. Jam nurodyta per 20 dienų palikti mūsų šalį. Kitas atvykėlis iš Azijos irgi neturėjo leidimo gyventi Lietuvoje, bet jo atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėtų migrantų gabenimo. Todėl jam uždrausta išvykti iš Lietuvos. Dar 2 užsieniečiai pavėžėjai ir vienas miegantis keleivis įkliuvo Vinco Kudirkos gatvėje. Uzbekui leidimas gyventi Latvijoje buvo panaikintas prieš 60 dienų. Jam liepta išvykti per 2 savaitės. Jo tautietis, užsibuvęs nuo Liepos, Lietuvoje neteisėtai gyvena jau daugiau nei 200 dienų. Jam liepta iškeliauti per savaitę. Ten pat įkliuvo ir kirgizas, nelegaliai Lietuvoje esantis nuo lapkričio. Tai jau ne pirmas sostinės kelių policijos reidas su pasieniečiais. Tokių priemonių imtasi, kai buvo pastebėta, kad pavėžėjimo paslaugas teikiantys užsieniečiai dažnai naudojasi suklastotais vairuotojo pažymėjimais arba Lietuvoje yra nelegaliai.
Vėlyvą penktadienio vakarą Vilniuje įvyko tragiška eismo nelaimė. Automobilis rėžėsi į atitvarus ir užsiliepsnojo. Viduje rastas negyvas žmogus. Savanorių prospektas tai yra. Ir visiškai miesto riba. Ženklas žymintis miesto ribą. Ir apie 11 valandą čia įvyko kraupi eismo nelaimė. Automobilis Toyota važiuodamas Vilniaus link, Vilniaus kryptimi, nuvažiavo nuo kelio, trenkėsi štai į viaduko konstrukcijas ir užsidegė. Įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai, išgesino mašiną. Na ir matote, iš jos liko nedaug. Metalo laužo krūva. Ir supjaustę metalą, gelbėtojai viduje rado negyvą žmogų, žmogaus palaikus. Apie 11 valandą vyko šis nelaimė. Tai yra kelias A1, magistralė Vilnius Kaunas Klaipėda, važiuojant į Vilniaus pusę, priminsiu. Ir kaip matote, kelias čia dabar yra uždarytas, dirba gelbėtojai. Dar ir medikų automobilis stovi, daug kelių policijos mašinų važiuojantiems nuo Kauno, nuo Gariūnų pusės į centro pusę Savanorių prospektu. Važiuoti yra draudžiama, kelias yra uždarytas ir reikia galvoti apie kažkokį tai pasirinkti aplinkelį. Greičiausiai automobiliai nukreipiami iš šito kelio, iš Savanorių prospekto važiuoti per Gariūnus. Buvo gautas iš pradžių pranešimas, kad dega automobilis po tiltu ir nebuvo aišku, kiek ten žmonių gali būti viduj. Teko pjaustyti mašiną gaisrininkams. Štai kaip atrodo dabar magistralė, daug pajėgų policijos čia dirba, kelias yra uždarytas, o štai ženklas žymintis miesto ribą. Taigi visiškai už miesto ribos tai nutiko. Toks kraupus įvykis penktadienio vėlyvą vakarą Vilniuje. Automobilio išvis neįmanoma atpažinti, likučiai tik tai metalo kalnas. Kai atvyko ugniagesiai, 12 metų hibridinis benzinu ir elektra